Labas, Edvardai. Labas. Labai malonu, kad pasikvietė pas save į svečius. Pirmas interviu iš namų. Sveiki atvykę. Sveiki atvykę Edvardo sostą. Tai šiandien esu svečiuose pas Edvardą Žičko. Visiems gerai žinoma žurnalistą, televizijos laidų vedėją ir, man atrodo, dar prodiuseris. Taip. Kokia pati pradžia? Aš buvau 15, lankiau baseiną, lankiau sportinius šokius, lankiau tenisą, šiek tiek lankiau karate. Ir staiga mokykloje skelbimų lentoje pamatau tokį didžiulį skelbimą, kur tuometiniai moksleivių rūmai kvietė moksleivius į naujus būrelius, tada taip užklasinė veikla vadinosi. Ir vienas iš jų, pats paskutinis įrašytas, skelbė, kad moksleiviai ateikite susipažinti su video menu į video studiją. Ir man tas žodis video, jis toks magiškai nuskambėjo. Aš tada susiorganizavau pusę klasės, sėdom į autobusą ir nuvažiavom į tuos moksleivių namus. Įeinam į video studiją, aš atsimenu dar, tada pamatau mažytę, kudutę moterį tamsiais plaukais. Ta studija buvo rūsyje, už didelių grotų, šalta, žaliom sienom, aliejiniais dažais nutepliotom su tamsiu mažu langu. Ir staiga ten stovėjo kamera. Ir aš jau supratau, kad ko gero aš čia praleisiu daug laiko. Ir pati pradžia, pažintis su video studija, buvo tokia, mūsų paklausė vadovė Ida. Kaip jūs įsivaizduojat, ką jūs čia darysit? Mes visi filmuosim. Gerai, sako, imkit kamerą, kiekvienas lygiai minutėj išeikit į gatvę, nufilmuokit tai, ką jūs matot. Ir tai, ką norėtumėt parodyti. Minutė. Galvoju, o ką tu čia per minutę parodys? Staiga po to aš supratau, kame buvo visas tos minutės menas. Mes visi sugrįžom, įdėjom kasetes į video grotuvą ir žiūrim, kaip kiekvieno minutė atrodė. Ir tai buvo kažkas košmariško, bet tai buvo taip, kaip daugelis žmonių, dabar aš šalies jau stebint, ar ne, kaip daugelis žmonių iš tikrųjų paėmė į rankas filmuojantį fotoaparatą, telefoną ar kamerą, kaip jie iš tikrųjų filmuoja. Ir tada mes pamatėm, kad Dieve, tai yra toks košmaras, tai yra toks jovalas. Kamera lyg ir čia važiuoja, lyg ir čia kažką priartina, kažką pritolina ir sako, kokia buvo tos minutės prasmė, ką jūs norėjot parodyti. Ir aš supratau, kad velnias nieko aš nežinau, o labai norėjau išmokti to minutės stebuklą. Sako, kai išmoksit per minutę parodyti, vaizdais papasakoti tai, ką jūs patyrėt, pamatėt ar užfiksavot, ir ta minutė jinai taps visai kitokios vertės. Ir aš nuo to laiko, nuo 15 metų pradėjau mokintis. Ir sulaukus 16 metų aš jau susukau savo pirmąjį dokumentinį filmą. Ir tas filmas iškeliavo į Vilnių, į Respublikinį trumpametražių filmų festivalį ir tapo nugalėtoju dokumentiniai srity. Koks filmo pavadinimas? Filmas buvo Ateik į mamą, jis pasakojo apie vaikų namuose augančių vaikų likimus. Man 16-mečių tai buvo pakankamai sudėtinga tema, kurią aš galėjau perteikti, nes ten buvo filmuoti ir užsieniečiai, kurie išsiveža iš Lietuvos vaikus į naują gyvenimą, buvo filmuojami ir auklėtojai, kurie tiems vaikams tapo tėvais, ir tie vaikai, kurių, kaip daiktų įtėviai atsisako po 2-3 kartus, nes, išaugo, pasirodo, garbanoti plaukai, turėjo būti balti tiesūs. Visos tokios istorijos. Ir aš atsimenu, tada Vilniuje skelbė nugalėtojus ir staiga paskelbė visas vietas, aš jau ten laukiam, kada jau čia galėsime į ekskursiją į Vilnių, ir pirmoji vieta, ir režisierius Gediminas Beržinis tada paskelbė, kad tai yra iš Šiaulių kūrinys, tai yra Edvardo Žičkaus Ateik į mamą. Ir aš tai girdžiu, bet aš to nesuprantu, aš savo toliau salės gale stoviu, ten laukiu, ar ploju, ir girdžiu, kaip man draugai šaukia, Žičkau, eik! Ir aš nueinu. Ir dabar ten namų kampe stovi tokia medinė statula. Tai yra būtent apdovanojimas už šitą Respublikinio filmų festivalio debiutas. Ir nuo šito daikto prasidėjo mano televizinė karjera. Nes aš tada parvažiavau į Šiaulius, buvo vasaros atostogos ir aš galvoju, aš jau kažką padariau gero, bet norėčiau daugiau. Tai atėjau į Šiaulių televiziją ir
tuometiniai direktoriai, sakau, aš pas jūs galiu padirbti per vasarą nemokamai, darysiu viską, ką reikia, bet aš noriu išmokti. Na, jie pasižiūrėjo į mano darbus ir sako, gerai. Ir aš visą vasarą, žinoma, aš svajojau, kad aš to pradėsiu, man čia leis eiti ką nors pakalbinti ir panašiai, bet davė į rankas kamerą, liepė eiti filmuoti, nežinau, pirmasis siužetas apie kiemsargius, antrasis galbūt apie mokyklų valgyklų renovacijas ir panašiai. Nieko ypatingo, nieko, kur galėtum savo kūrybą atskleisti, bet taip atsitiko, kad galbūt jau po kelių savaičių ar po mėnesio Šiauliuose įvyko labai juokingas įvykis. Į centrinį bulvarą išbėgo žirgas sportinis ir jį visi vaikėsi ir kažkam reikėjo bėgti filmuoti ir kalbinti, aišku, ne žirgo šeimininkus ir šiauliečius, kaip reaguoja ir nebuvo kam, tai aš pagriebiau kamerą, pagriebiau mikrofoną ir visas toks mažas kūdas bėgu per visą miestą ir susukau patį puikiausią reportažą, kurį parodė net Respublikinės televizijos. Ir tada man sako, ką, bandyk, kalbink, rašyk ir praėjau labai gerą mokyklą ir atsimenu ir mano tekstus taisė ir mokino ir kaip kalbinti ir kaip rašyti ir kaip vėliau išmokau montuoti ir kaip vaizdu pasakoti istoriją. Ir tai buvo, ko gero, stiprus kursas žurnalistikos ir kur kas stipresnis nei aš paskui jau Vilniaus universitete tas mokslo rūmuose krimtau jau tos mokslus. Ir galiausiai, kaip viskas tęsiasi toliau, aš būdamas, man pasiūlė pasilikti Šiaulių televizijoje ir sakė, po pamokų tu visada gali atvažiuoti. Ir aš po pamokų skubėdavau į darbą, nes aš dirbau ir dariau žinias ir vedžiau žinias. Ir buvau visas toks galvoj, darau gyvenime tai, ko nori. Ir aišku, aš atsimenu savo pirmąjį atlyginimą, kur man pasakė jau rugsėjo mėnesį, kad nuo šiol mes tau mokėsim. Aš galvoju, šį mėnesį padariau 30 reportažų, dar ten padariau tiek ir tiek tokių darbų, ten nufilmavau papildomai tokiai laidai, čia pats dar kažkokią laidelę pavedžiau. Ir ateinu aš atsimti atlyginimo ir man buvo tokia teta Zita, administratorė, buhalterė, išmoka tą atlyginimą ir aš žiūriu 234 litai ir 40 centų. Kiek daug. Ir tai buvo pati pradžia. O po to aš berods jau buvau 11 klasėje ir pakankamai sėkmingai sukausi Šiaulių televizijoje ir aš nusprendžiau, kad atėjo metas kažkam daugiau. Pakeliau telefono ragelį, surinkau Lietuvos televizijos numerį ir atsiliepė Laima Janušonytė, tuometinė sporto direkcijos vadovė. Ir aš sakau, sveiki, aš esu iš Šiaulių, galiu jums daryti ką norit. Ir sako, tai gerai, yra pas mus moters žolės riedulio varžybos, krepšinio varžybos, žodžiu, aš įsisukau į sportą. Ir po to, dabar netgi sutikau vieną žmogų, kuris sako, aš atsimenu, tu darai reportažus krepšinio pasaulyje, aš galvoju, o būtų geriau, kad nebeatsimintumėt, nes tai man irgi buvo toks iššūkis, paimi kamerą į varžybas, tada tu ten jas ir komentuoji, ir filmuoji, ir dar susukti krepšinio pasaulyje reikėdavo gerus siužetus, nes Vidas Mačiulis ir Sergejus Jovaiša, mano vadovai, jie buvo tvirti, buvo labai, ir jie man sakydavo, tu visada pasikalbink lyderis, o ką ten, kuris čia dabar, kuris, žinai. Jo, bet tai buvo labai gera mokykla. Ir paskui siužetai Labam rytui, siužetai Panoramai, ir aš atvažiavęs į Vilnių studijuoti, aš jau turėjau tokį bagažą, kad aš atsimenu po pirmo kurso, aš pagalvojau, kad mane pradeda mokinti to, ką man likimas leido pradėti išmokti nuo 15 metų. Ir aš studijuodamas Vilniuje aš jau dirbau ir atsimenu vienas iš mano dėstytojų, Henrikas Vaitiekūnas, mes tuo metu dirbome konkuruojančiose laidose, aš LNK televizijoje, jis kitame kanale, ir jis man sako, vieną dieną pasikviečia ir sako, aš mokinu tave televizijos meno, bet, tavo laida yra 3 kart žiūrimesnė negu mano, ir aš pats matau, kaip tu tą meną jau darai, tai duok man knygutę, aš pasirašysiu, nevaikščiok pas mane, yra čia kam labiau reikia mano dėmesio negu tau. Ir aš pagalvojau tada, tu matai.
Ar galiu teigti, kad esi lydimas tam tikros sėkmės? Nežinau dėl to. Aš niekada gyvenime neatsidūriau tinkamoje vietoje, tinkamu laiku čia kaip kažkam. Aš niekada gyvenime neturėjau žmogaus, kas man galėtų padėti tiek pažintim, tiek finansiškai, tiek, nežinau, nukreipti tinkamą linkme. Aš atvažiavęs į Vilnių neturėjau nei vieno draugo, nei vieno pažįstamo, nieko ir absoliučiai jokių pinigų. Aš užtat ir dirbtėjau, kai studijavau į 2 darbus, kad ir mokėtis už studijas ir kažkaip išgyventi. Ir visi mano tolimesni darbai, nei vienas nebuvo taip, kad kažkur kažkas pamatė, pasiūlė, ar aš išgirdau. Aš visur turėjau ateiti, belstis, įrodyti ir visada daug ir sunkiai dirbti, kad parodyti, kad taip aš galiu. Galbūt tai yra sėkmė, kad man užteko proto nuėjus 9 žingsnius žengti 10 žingsnį, o ne apsisukti ir grįžti. Bet tai niekada nesijaučiau, kad dalyvaučiau loterijoje ir man pasisekė. O koks yra tavo kredo? Kuo vadovaujas? Žinai, aš visada užsibrėžiu tikslą ir susigalvoju strategiją, kaip jo pasiekti. Einant link to tikslo, dažniausiai strategija subyra arba kortelės pasikeičia, bet tikslas lieka tas pats. Ir kartais būna, atrodo, būtų paprasčiau to nebedaryti ir gal kažką sumastyti kažkur kitą ir aš žinau, kad ir tada gal ir uždirbčiau daugiau ir dirbčiau mažiau, bet aš juk pasakiau, kad aš tai padarysiu. Ir aš kaip tik minėjau, aš nuėjau 9 žingsnius, kad ir koks sunkus būtų 10, aš jį žengsiu. Bet vien dėl to, ne dėl to, kad jo bus įgyvendinęs, bet galbūt kažkas šalia manęs ėjo irgi 9 žingsnius, aš nusisukau, o jam bus likę ėjus iš paskos 1 žingsnis ir paims tai, ką aš iš tikrųjų norėjau turėti. Niekada nemeluoti savo, niekada nemeluoti kitiem ir aiškiai žinoti, ką darai ir dėl ko darai. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kurį aš išgirdau iš tikrųjų prieš 3 metus iš savo geros bičiulės Jurgitos Jurkutės. Ir jinai tai pasakė viename renginyje, ten bendrame kontekste, bet aš atsimenu, vieni žodžiai man taip nuskambėjo, kad aš tą vakarą grįžęs namo, aš galvoju, kaip jinai taikliai pataikė tuo metu pasakyti tą frazę, nes pas mane gyvenime vyko daug įvairių dalykų ir man reikėjo priimti daug sprendimų, o jinai tiesiog pasakė, kad žmonės, aš jums linkiu vieno dalyko, niekada nepraraskite laisvės rinktis laisvę. Ir aš taip klausiau ir aš paskui galvoju, kaip aš supratau, ką jinai nori to pasakyti, kad neišsižadėk, nežinau, savo prioritetų, vertybių, užsibrėžtų tikslų ir, nežinau, pasiekytų kažko, matai, kad vis dėlto tai nėra taip arba, apsisukai ir nuėjai, bet tu būsi jau pasiekęs, būsi išbandęs, galėsi savo sakyti, aš padariau viską. Ar manai, kad jau esi viską pasiekęs? O tikrai ne. Tikrai ne? Na, jeigu sėdėtum dabar pas mane svečiuose kokiam gražiam name, ar ne, aš ten tau rodyčiau, štai šitą dokumentinį filmą prasuko Kanuose, ar ne, štai šitas buvo skirtas Amerikai, čia Lietuvai. Aš tada gal pasakyčiau, kad, dar ir mano išleista knyga. Dar yra ką veikti. O kokią turi artimiausią svajonę, kurios labai norėtum? Kurios labai norėčiau, bet supranti, čia vėlgi, nesu prietaringas, bet, kaip sako, papasakok ir jinai neišsipildys. Šiems metams aš turiu porą planų ir porą svajonių ir jos nėra vien susijusios su darbu. Bet, ir aš labai daug dedu pastangų ir labai daug ir savo gyvenime daug ką keičiu, kad jos virstų realybę. Tai jeigu po keleto mėnesių, sakykim, po pusmečio tu paklaustum, aš galbūt jau galėčiau pasakyti, kad padariau. O iš kur semiesi energijos? Aš tik tai įsivaizduoju, kad tai nėra lengvas darbas. Matai, aš gyvenu, tarkim, miesto pakraštyje, ar ne, nors buvo laikas, kai gyvenau centre ir buvo didžiulis šurmulys, buvo viskas arti ir panašiai. Bet iš tikrųjų tai yra darbas, kuris reikalauja labai daug jėgų ir man kartais per dieną pasižiūri į sąrašą, ką tu turi padaryti ir galvoji,
čia dar nepaskambinau premjerui, aha, o čia šita užsienio žvaigždė man, ta 14:03, 2 minutės pokalbis, ar pasiruošiau, aha, dar čia šitas reikia, o kadangi esu ir prodiuserinės kompanijos kūrybos direktorius, dar čia su kolegės sėsim rašyti scenarijų tokiam renginiui, aha, čia reikia išversti šitą laišką, išsiųsti ten, o, dar mama, nu gerai, su mama pakalbėsim vėliau, ir galiausiai dienos pabaigoje grįžtant namo, aš nebenoriu jokio šurmulio, aš noriu tiesiog tylos. Ir aš ko gero iš tos tylos pasisėmiau. Ir jeigu galėtų būti mano tobula diena, tai aš ko gero miegočiau iki 12, paskui išeičiau čia po miškus palakstyti, išgerčiau kavos, nežinau, pažiūrėčiau kokį visiškai kvailą filmą per televizorių, tada nueičiau į virtuvę, ką nors labai skaniai prigaminčiau, tada pasikvieščiau kelis draugus, nes yra mano būrelis nedidelis, mes skaniai pavalgytume, mes visiškai nekalbėtume apie darbą, tai aš iš to pasisemčiau energijos. Visi tie dalykai, maisto gamyba, miegas, grynas oras, kartais joga, kartais baseinas, tai gera knyga yra taip pat geras energijos užtaisas. Koks įsimintiniausias interviu tau pačiam? Kadangi jie labai visi skirtingi ir aš žinau, kad ko gero išgirdę šitą klausimą daug kas sakys, aišku, čia dabar papasakos apie Hugh Hefnerį arba kažką, bet ne, aš nežinau, aš iki šių dienų atsimenu istoriją vienos lietuvės, mes ją kalbinom Londone, tai buvo istorija, kaip lietuviai ištekėjo už musulmoną, gyveno Londone, jie pradėjo ją skriausti, galiausiai jie pradėjo skirtis, jis pagrobė jos vaikus ir išskrido į Maroką. Ir ta istorija sujaudino visą Lietuvą, nes mes skridom į Lenkiją samdyti geriausią Europos detektyvą, mes kartu su juo skridom ir su ją į Maroką keliom savaitėm ieškoti tų pagrobtų vaikų, galiausiai jų nepavyko susigrąžinti, po to po ilgų metų jai pavyko juos susigrąžinti, bet istorija vėl pasikartojo, kad tas žmogus su savo bendrais jos vaikus sugebėjo pagrobti ir iš Lietuvos. Antrą kartą. Ir, kai jau susigrąžino. Jo. Ir iš tikrųjų tos moters stiprybė, nes kalbant apie daugelį dalykų, man operatoriui, kuris stiprus vyras, tu negali suvaldyti emocijų ir emocijų skalė didžiulė. Pyktis, keršto troškimas, gailestis, viskas. Ta tiesiog jaudina kiekviena detalė. O jinai visą laiką sakė, aš turiu būti stipri, aš turiu neverkti dėl vaikų, aš turiu neprarasti sveiko proto, aš turiu daug dirbti, užsidirbti, kad galėčiau jiems siųsti pinigus, padėti. Ir žodžiu, tos moters stiprybė ir jos visa istorija. Ir aš po šiai dienai kartais kažkur skrendu ar važiuoju ir aš galvoju, o kaip dabar Giedrė gyvena? Kaip dabar gyvena jos vaikai, nes jau jie visi turi būti suaugę. Ir tai praėjo beveik 10 metų nuo tos istorijos ir man atrodo, kad tai vienas geriausių mano darbų. Be abejo, ir Hefneris buvo labai įspūdinga asmenybė, ir Depeche Mode, ir visi kiti, bet tai jie kitokie, jie kitaip lieka. Jie lieka tavo atminty dėl to, kad aš mačiau jos 100 kartų per teliką, ašgi skaičiau ten augant visus žurnalus ar straipsnius apie jos. Ir ką, aš dabar čia sėdžiu šalia, bet įsimintiniausias tai ko gero buvo tos Londono lietuvės interviu. Ar sunku prisiversti iki pasaulinio masto žvaigždžių? Žinai, kaip sako, belsk ir bus atidaryta. Kartais sunku, kartais reikia 5 metų, kartais ten išklausai, kad mes nežinom net iš kur tu skambini, kodėl tu čia lendi į akis, gerai, aš jums paskambinsiu po 5 metų, bet ar tai reiškia, kad mes žinosim, iš kur tu skambini? Kas gali žinoti, o gal ir žinosit, žinot. Ir kartais tas įkyrumas padeda, kartais padeda tiesiog susirandi per ką prieiti ir gauti galimybę 1-2 minutės telefonu su tuo žmogum pakalbėti ir ar įtikinsi ar neįtikinsi. Be abejo, tai yra krūvos susirašinėjimų, tai yra buvusios medžiagos siuntimas, rekomendacijų siuntimas, tavo paties, tu siunti visą savo CV požiūrį į gyvenimą ir visą kitą ir galiausiai, va šitoj vietoj gal yra sėkmė ir aš tikiu, kad šitoj vietoj
Na, aš turiu kažkokį velniuką ir man sekasi dėl to, nes aš ir dabar, vat, po mėnesio vėl skrisiu daryti interviu, kurio laukiau, nu, kur man atrodė nuo paauglystės, o čia mano kumyrai ir staiga, viskas taip susidėliojo, galvoju, o, jie sėdės vat, šalia po mėnesio. Nu. Ar atskleisi kas? Ne, vėlgi. Daug paslapčių. Ką man pačiam reiškia tikras žmogus? Žinai, aš jau ko gero porą metų, kam nors siūsdamas sveikinimus ar gimtadienio ar šventinius sveikinimus, visą laiką kažkodėl taip man iš vidaus intuicija pasako, kad reikia įrašyti kažkokiam kontekste žodį tikrumas. Ir aš visada visiems linkiu, ir kad ir mūsų požiūris būtų tikras, ir siekiai būtų tikri, bet svarbiausia, kad būtų žmonės tikri aplink. Ir per pastaruosius galbūt porą metų, ypatingai per 2014, aplink mane labai, kaip gryninosi žmonės. Buvo metas kažkada, kai tu atsibundi ir galvoji, Dieve, milijonas skambučių, milijonas žinučių, čia reikia su kažko susitikti ir vieną dieną tiesiog tau gyvenimas priverčia sustoti ir suprasti, o kodėl, kas tie žmonės yra tavo gyvenime, ko gero yra pakeleiviai nuo vienos stotelės iki kitos stotelės. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad aš nebesu tas keliautojas, kuris galėtų tokį bagažą vežtis, ir aš išsigryninau. Ir tas ratas liko labai mažas, bet tai liko žmonių, kur kartais kalbant telefonu jiems pakanka išgirsti balse, nežinau, kad tau trūksta energijos ar kažkoks nusivylimas, ir aš žinau, kad greičiausiai tada už durų kas nors pasirodys su puodu sriubos arba, nežinau, su ėjimo lazdom ir tave ištemps kur nors, arba atsiveš gerą filmą su vyno buteliu, arba ten tiesiog, jeigu yra didelė bėda, tau net neprašant, nes aš esu žmonių, kuriam yra labai sunku prašyti kažko, kad padėkit man, žinot, man sunku. Tie žmonės, jie žinos, kaip padėti, ir jie žinos, kad galbūt aš irgi nesu iš tų žmonių, kurie gali pakelt akis sakyti, kad ačiū, aš būsiu dėkingas, bet jie tą dėkingumą irgi pajaus. Tai yra tikri žmonės, kad kai tas ryšys jis nėra paremtas jokiais naudos santykiais, jokiais materialiais dalykais, tai yra tiesiog kažkas daugiau už draugystę, ir tai yra labai svarbu, kad tokie žmonės būtų šalia. Ir juose, ko gero, irgi telpa visi tie, kad ir tikri siekiai, ir tikros vertybės, ir tikras požiūris, ir tikrumas yra šiai dienai retenybė, bet tai yra vertybė. Ir aš labai noriu, kad aplink mane to būtų kuo daugiau, tai užtat ir kai tu paskambinai ir sakai, ar čia nusifilmuosi man ir kur mes tai galėtumėm padaryti, galvoju, aš galiu išeiti į parką ar į kavinę ar į studiją, bet va toks, koks aš esu su tais tikrai žmonėm, tai aš esu va čia susikėlęs kojas ant sofos, apsikabinęs numinkytą pagalvę ir va šviečiant saulutį į žandą. Tai, va, visa tai yra tikrumas. Ačiū, Edvardai, tau už laiką, už tai, kad įsileidai į savo tvirtovę. Aš labai tai vertinu. Ir noriu palinkėti, kad ir toliau praskaidintum mūsų televizijos kanalus ir siektum tų tikslų. Ačiū. Daug kartų 10 kelio. Ačiū tau labai. Buvo labai malonu. Iki. Iki.